Tai ką, sveika Žilvinai. Labai smagu, kad tu sutikai skirti savo laiko šitam pokalbiui apie kvėpavimą, nors atrodo apie kvėpavimą tikrai jau tiek daug visur kalbama ir dabar yra netgi, sakyčiau, tokia pakankamai madinga, trendinė tema. Ypatingai dėl to, kad visokių naujų įrankių atsiranda tam kvėpavimui pagerinti. Tai mano tikslas šiandien ir yra truputėlį bendrai apie kvėpavimą pakalbėti, kad mes tokį bendrą suvokimą turėtumėm, ar ne, nes šitos mūsų paskaitos Raido Team veiklos, tai yra tokios skirtos sveikatingumui, sąmoningumui, nes kartais atrodo net ir apie tokius savaime suprantamus dalykus, kaip kvėpavimas, apie kuriuos mes net nepagalvojam, tikrai yra daug dalykų, ką galim sužinoti ir pagalvoti apie tą savo funkciją, kurią atliekam truputėlį kitaip. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad tu sutikai skirti savo laiko ir tikiuosi, kad visiems bus naudinga. Tai va, tai gal tu, Žilvinai, truputėlį taip papasakok, kas tu esi, nes aš tave pristatyti galiu ten visko prigalvoti, tai tu maždaug, kuo tu susijęs esi su kvėpavimu? Tai jo, sveiki pirmiausia visi. Aš esu pagrindė šiuo metu dviejų dalykų instruktorius, ką daugiausiai plečiu, tai yra Wim Hof metodas, tai iš dalies šaltis ir kvėpavimas. Ir gilesnis dalykas tai yra Oxygen Advantage, toksai, kur jau grinai į kvėpavimą labai stipriai koncentruojamės per ypač mokslinius tyrimus, per tuo pačiu ir savarankiškas praktikas ir panašiai. Tai mano pačio kelionė ties kvėpavimu prasidėjo nuo to, kad aš šiaip nuo vaikystės sinusitą turėdavau. Aš visą vaikystę prabuvau, skaitykime, kvėpuodamas per burną, pas mane nosis visados buvo užsikimšus, nors yra ir išoperuotas sinusitas, bet vis tiek kažkodėl būdavo, aš ten kiekvienais metais po kokį gerą mėnesį bent jau varydavau kukuoti. Tai reiškia, kur per vieną pusę žodžių sinusas pravalo ir panašiai ten poliklinikui. Nelabai maloni ir patraukli patirtis, bet tai būdavo normalu man kiekvienais metais tai daryti. Iki tol, kol iš dalies kokių 24 būdamas, pradėjau atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui, kai su dviračiu prasimenu lauke gerą valandėlę per dieną, man visą dieną iškart kvėpavimas būna geresnis. Pradėjau atkreipti dėmesį, kad iš viso, kai sportuoju, jeigu pradedi per nosį daugiau kvėpuot, kad tos pačios energijos atsiranda daugiau ir nuo to iš dalies pradėjau biškutį daugiau gilintis į tą patį kvėpavimą. Aišku, paskui ten ir šaltis atėjo ir visa kita. Bet su kvėpavimu yra ganėtinai juokinga, kadangi tai yra antiek paprastas dalykas. Atrodo, mes visi tai darom vidutiniškai apie 200 000 kartų per dieną. Tai skaitykime pastovus dalykas. Ir iš dalies idealiam pasaulyje tokios specialybės kaip mano neturėtų būti. Dėl kažkokių tai dalykų, priežasčių, mūsų kvėpavimas labai pasikeitęs. Yra vidutiniškai vaikas kažkur 6-7 metų būdamas, jisai pereina iš pilvo kvėpavimo į krūtinės kvėpavimą. Ir jau čia būna toks kaip vienas pagrindinių pakitimų, apie ką galėsim vėliau pašnekėti, apie girdai tą diafragmą ir viršutinį krūtinės. Tos pačios visokios alergijos, kas galimai yra susijęs su tam tikrų maistu, jos pradeda užkimšti nosį, pradeda kvėpuoti per burną, žiūrėk, tai iškart pradeda keisti mūsų veido formą. Veido forma iškart įtakoja mūsų dantis. Kvėpavimas per burną, ta prasme, visą dantų higieną įtakoja, tai iš karto padidina daugiau uždegimų mūsų kūne. Tuo pačiu, jeigu mes nekvėpuojam per nosį, sumažinam azoto oksido vadinamo savo kūne, kuris veikia kaip antivirusinis, ta prasme, prieš virusus padedant kovoti kūnui. Tai labai daug dalykų sueina į tokį, atrodo, paprastą dalykėlį, kur, skaitykime, viskas, visi pradmenys, ką mums reiktų išmokti, kad mes galėtume gyventi laimingai ties savo kvėpavimu ir ties savo energijos lygiu, tai būtų paprastai pasakius kvėpuot per nosį ir kvėpuot pilvu. Čia būtų vos ne viskas. Čia 9% žmonių to te reikia. Klausimas būna dažnai, kaip tai padaryti, nes, tiesiog yra pratimų, kaip paprasti ir visa kita. Bet kai žmonės nori, pavyzdžiui, nueiti į biškutį gilesnį lygį,
kaip laiptais lipant man nepadusti. Pavyzdys, kaip bėgant man ištvermę savo padidinti. Kai lipant į aukštą kažkokį kalną, į, ta prasme, jau aukštą altitudę vadinamą, kaip tenais man nejausti galvos skausmo, kaip paruošti savo kūną būnant tokioje vietoje kaip lietuvėliai, kur pas mus nėra aukščio visiškai. Kai pradedi į tokius dalykus lystis, to pačius sportus, ta pačia psichologija, kaip įtakoti mūsų nervų sistemą, kaip įtakoti mūsų autonominę nervų sistemą ypatingai per kvėpavimą, tada jau ateina mano veikla. Jau tada pradedam gilintis į gilesnius dalykus, ypač šiais laikais su miestuose gyvenančiai žmonėm. Dauguma mūsų, jau galiu sakyti jų, nes aš jau Anykščiuose gyvenu daug metų, jau iš dalies išėjęs iš to esu, bet buvo daug metų Londone pragyventa, tai, taip sakant, biškai didesnis miestas negu Anykščiai, truputėlį. Tai truputį, keli papildomi nuliai prie žmonių prisideda ir viskas. Bet jo, ką turiu omeny, kad dauguma mieste gyvenančių žmonių yra pastovioj simpatiniai nervų sistemai. Tai yra pastoviam kažkokiam minimaliam stresė. Ir visokios kvėpavimo praktikos, kurios mus permuša į parasimpatinę, ką šiandieną galbūt irgi truputėlį pasidarysim, jos labai labai stipriai įtakoja ir labai lengva žmonėm pajausti, ant kiek tai duoda ramybės. Nes šiaip ganėtinai man keista, bet to pačiu ir pilnai suprantu, kai, pavyzdžiui, darau kvėpavimo praktikas, vedu ir žmonės būna ant kiek stipriai nustebę, kai mintys yra ramios. Kai nelaksto labai daug minčių pastovių, kažkokių nereikia apie tai viską galvoti vienu metu, ir toks atrodo visiškai nusiramina, ir ant kiek didžioji dauguma žmonių, ta prasme 9 iš 10, būna beveik gyvenime nejautę to. Arba vienintelis momentas, kada jautė, tai pavyzdžiui, kokį ten, nežinau, sportą užsieminėjant, kai pilnai mintis tik į vieną sudedi. Tai, čia tai biškai šoną nuvariau, bet čia Ne, bet iš labai dalies įdomu. Dėl to, kad tai, ką tu pasakoji, aš kadangi esu jogos mokytoja, tai irgi pirmas dalykas tam, kad mes galėtumėm jogą praktikuoti, yra išmokti taisyklingai kvėpuoti. Ir aš pati į jogą nuėjau būtent dėl to, kad aš, kaip tu sakai, kvėpuodavau krūtine. Ir labai daug ligų turėjau būtent dėl šito kvėpavimo. Nes kai pradėjau žiūrėti giliau, dėl ko turiu virškinimo problemų, dėl ko yra kažkokie, tarkim, odos ar ne problemos atsiranda, aplamai, kodėl tokia jautri esu, nes aš nemokėjau taisyklingai kvėpuoti dėl savo jautrumo, dėl to streso didžiulio susikaupusio, pradėjau kvėpuoti krūtine ir man sakydavo, tau reikia išmokti kvėpuoti. Tiesiog. Nes aš ateidavau į kambarį ir man sakydavo, kodėl tu įsitempus, kas tau yra? O aš sakydavau, man viskas gerai. Ir tada sako, nueik į jogą, bet sako, į tikrą jogą, nueik ten, kur kvėpuoja, kur daug dėmesio kvėpavimui. Tai, ką tu kalbi, aš viską suprantu dėl to, kad daug žmonių ateina ir pas mane, kurių pagrindinė problema visų pirma, dėl ko tas protas, kaip tu sakai, yra neramus ir dėl ko žmonės ieško tos ramybės, nes visų pirma, jie nemoka kvėpuoti. Ir tik tada, kai išmoksta kvėpuoti, tada jau galim galvoti, kaip ten jau mes pamedituojam, ar ne, jau kaip va, tu sakai, einam į gilį, tada jau galim dirbti ir jau su savo energetika ir panašiai. Bet šiaip iš esmės tam, kad mes gerai funkcionuotumėm, kad mūsų kūnas būtų sveikas, kvėpavimas yra ypatingai svarbu, nes tai juk praturtina, pamaitina mūsų kiekvieną organą, ar ne? Tai jeigu mano organai negauna deguonies pakankamai, tai kas atsitinka? Atsiranda lėtinės ligos. Iš metų, kaip tu sakai, ir nuo to kvėpavimo per burną, netgi galima pagal žmogaus veidą pamatyti, kad jisai kvėpuoja per burną. Kai tu žinai tuos dalykus, tai tu iš karto matai. Žmogus įeina į kambarį ir tu gali nuskaityti. Tai va, tai ką tu pasakoji, tai yra, aš manau, mes visi žmonės, kurie ateinam į tas praktikas jau mokyti kitus, tai ne todėl, kad mes mokam tą tobulai daryti ir mes tuo dalinamės ne todėl, kad mes gimėm tokie, bet todėl, kad mes turėjom problemų ir mes atradom tai, kas padeda ir dėl to mes dalinamės su visais. Tai čia yra nuostabu ir aš Žilvino žodžius galiu tik patvirtinti savo pačios
praktika, nes kvėpavimas yra pagrindinis dalykas, su kuriuo mes galim savo padėti. Tai iš tikrųjų, Jo, kaip tas pirmas mano klausimas buvo, kurį aš užsirašiau, tai ar tas kvėpavimas čia yra dabar trendas ir mada, ar tai yra būtinybė, apie kurią reikėtų kalbėti, tai turbūt mes abu galim prieiti tos išvados, ar ne, kad apie tai reikia kalbėti ir apie tai kalbėti yra svarbu. jo, su kvėpavimu, šiaip, man labai juokinga, kaip čia pasakius padoriai. Čia nesakau iš tos pusės, kaip kad esu Wim Hofo metodo instruktorius, bet yra labai juokinga, kai buvo šalčio banga ir labai daug žmonių stengiasi nesakyti Wim Hofo vardo. Tipo, vos nedaro šaltį, bet ten per podcastus, per kur nors kalba ir grinai nesako to vardo, kas grinai užvedė. Ir dabar su kvėpavimu, irgi iš dalies, ta prasme, čia irgi nuo to paties metodo. Tiesiog žmonės, kurie užsieminėjo šalčiu, jiems užtruko 2, 3, 4 metus, kol galiausiai daina iki kvėpavimo praktikų ir tada, kas tenais dar. Čia labai stipriai su tuo yra susijus, čia banga po tos bangos einant, bent jau aš taip manyčiau. Galim sakyti, kad ir mada, bet būtent dėl to turbūt reikia pakalbėti, kad suprastumėm, kad darytumėm tą sąmoningai, ar ne? Nes turbūt gali žmonės ir netaisyklingai daryti kvėpavimo pratimus, kas iš esmės gali kaip tik daugiau streso sugeneruoti žmogui organizme. Stresą šiaip ar taip mes, jeigu, pavyzdžiui, darom aktyvius kvėpavimo pratimus, šiaip ar taip mes jį generuojam. Bet yra skirtumas tarp to vadinamo EU streso ir streso. Tai EU stresas yra tas, kurį mes patys priemam ir darom savo. Taip sakant, tai yra stresas, nuo kurio mes stiprėjam, pavyzdžiui, sportas. Tai yra EU stresas, šaltis, karštis, maisto nevalgymas ir panašiai. Kvėpavimo praktikos irgi jos sukelia labai labai daug streso mūsų kūne ir paskui tai būna toks kaip restartas. Ta prasme, kad nusirestartuoja viskas. Tai ties grinai to stresu, bet ties kvėpavimu dar ką labai norėjau paminėti, kad kvėpavimas iš dalies jisai paveikia beveik viską mūsų kūne, bet tai yra vos ne kaip kita pusė, per kur mes galime tvarkyti problemos. Tai turiu omeny, pavyzdžiui, jeigu nuo darbo problemų, tai yra labai daug darbo problemų, ten nespėjai e-mailų išsiųs, visą kitą, grįžti namo, tu pastoviai galvoji apie e-mailus, nesugebi to išjungti, tada prasideda, žiūrėk, kai ateina, nežinau, žvynelinė atsiranda ar dar kažkas. Tai iš dalies jinai atsirado ne dėl kvėpavimo problemos, bet nuo streso perėjo į žvynelinį ir tuo pačiu tas pats stresas paveikia ir kvėpavimą. Tai gaunasi, kad mes paskui galime vos ne atvirkščių būdų tvarkyti viską. Mes galime pradėti nuo kvėpavimo, gerinti po biškį, mus pratinti prie sveiko streso, leisti mums sulėtinti viską ir po truputį žiūrėk netgi ir tvarkyti tą pačią darbo problemą, bet gaunas, kad iš kitos pusės tai darom. Tai bent jau aš taip, čia taip žiūriu į kvėpavimą karts nuo karto. Taip, nes tikrai ne visos problemos yra dėl to, kaip sakoma, tas kvėpavimas sutrinka dėl to, kad yra stresas po to dauginasi, nes kvėpavimas pasidaro stresinis, tai toks ratas. Pasisuka ratas, kaip turbūt su daugeliu dalykų taip yra. O tai Žilvinai, tada gal truputėlį papasakok, kuo skiriasi kvėpavimas per nosį ir per burną? Okay, čia... Ar čia jau tai? Ne, aš pamėginsiu kuo paprasčiau visą tai papasakoti. Tai pirmiausia, yra nauda ir per ten kvėpuoti, naudos. Per burną pagrindinė nauda yra, kad mes galime greičiau ventiliuotis. Taip sakant, mes galim greičiau įkvėpti, greičiau iškvėpti. Daugiau jokios naudos nėra, bent jau kiek aš žinau. Gal kas nors kitas dar gali sumastyti, bet tokia, kad rimta nauda, kuri, ta prasme, nelabai yra. Iš dalies tas kvėpavimas per burną yra tam, kad mes galėtume greit ventiliuotis ir tuo pačiu, kad kalbėti galėtume. Ta prasme, kad garsus galėtume skleisti. Per nosį kvėpuojant yra bent jau 30 papildomų tų benefits, naudų, negu kad per burną. Tebūnie eikime per pačias paprasčiausias, ta prasme, visiems lengvai suprantamas, tai tokie dalykai kaip prafiltravimas oro.
mes įkvepiam orą, ta prasme, su daug bakterijų ir tiesiog pas mus nosis beje nėra tik tai va šitas gumbas, kaip kad pas mane, tai yra kažkur mūsų kumščio dydžio ertmė mūsų veidą, mūsų galvoj. Tai turiu omeny, kad kai įkvepiam, ten prasifiltruoja oras labai ir jisai, taip sakant, švarus įeina. Tai kur mes per burną paimtume, įkvėptume iš karto labai daug bakterijų, kurios tiesiai nueina į mūsų gerklę, iš dalies į plaučius, ne pernelyg tiesiai, bet nueina ir į plaučius. Ir tada yra daugiau šansų susirgti. Taip sakant, jeigu norit susirgti, nuvarykite į polikliniką prie koksančių žmonių, pakvėpuokit per burną, didesnis šansas pasigauti kažką. Oras sušildo nosis ir atvėsina. Tai turiu omeny, kad sureguliuoja temperatūrą. Jeigu yra šalta, jeigu ten -20, tai aišku, mes sušildom. Jeigu nueinam į +40 ar pirty, tebūnie +šiam, mes kvėpuojam per nosį, lėtai ramiai mes atvėsinam tą orą, kad mes galėtume savo optimalią temperatūrą įkvėpti. Kitas dalykas yra toksai azoto oksidas, kuris gaminamas mūsų sinusuose viduj. Tai kai mes įkvėpinėjam orą, prie deguonies prisikabina tas azoto oksidas ir patenka į mūsų kraują, sakant, į plaučius, per plaučius patenka į kraują. Ir azoto oksidas, ką jisai daro, jisai padeda praplėsti mūsų kraujagyslės, tai vadinasi, kraujas lengviau vaikšto, spaudimas susinormalizuoja, jeigu būna per aukštas ir panašiai. Ir tuo pačiu dar paveikia mūsų baltosios kraujo kūnelius, kad jie būtų aktyvesni, prieš virusus. Tai padeda mūsų kūnui kovoti prieš virusus. Tai toksai ganėtinai sveikas dalykas. Beje, yra vienas garsas, kurį bedarant mes galime paskatinti azoto oksido gamybą nuo 10 iki 20 kartų ir tai yra niūniavimas. Tiesiog paprastas niūniavimas, nebereikalo jogui ir kitose praktikose yra om garsai. Ta prasme, kad ypač veidinis niūniavimas, tai turiu omeny ne giluminis, ne pilve, ne krūtiniai, bet tas toksai niūniavimas, jisai per vibraciją paskatina azoto oksido gamybą ir paskui, kai mes įkvepiam, tas azoto oksidas patenka į mūsų kraują ir padeda prieš virusus. Galimai gali ir padėti nuo lytinių problemų, taip sakant, kam turi, nes irgi tos pačios, ta pati Viagros, pavyzdžiui, tabletė, jinai pagrindė turi azoto oksido savyje. Tai kai kuriems žmonėms tiesiog niūniavimas kai kuriems žmonėms gali labai stipriai padėti. Plius šiaip, kiek žinau, vyresnio amžiaus žmonių, ta prasme 60-70 metų ir tie, kurie yra jaunatviški, tai jie beveik visi niūniuoja savo laisvų laikų. Dainos niūniuoja, tuo pačiu ir pakelia savijautą, energiją, kai tu tiesiog eini ir niūniuoji savo linksmę. Pakelia, tikrai. Kas dar čia per nosį? Tai žinoma, sulėtinam savo kvėpavimą. Sulėtinimas kvėpavimo, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes mažiau oro išpučiam. Kai mes mažiau oro išpučiam, tada mes mažiau anglies dioksido išpučiam. Kai palaikom savo kūne didesnį kiekį anglies dioksido, gaunasi, kad mūsų kūnas reaguoja į tai taip, kad hemoglobinas kraujyje pradeda paleidinėti deguonį lengviau, jį neprilaikyti, taip sakant, mes lengviau įsisavinam deguonim, tuo pačiu mūsų kraujagyslės, jos dar labiau prasiplečia, jeigu mes palaikom azoto oksidą anglies dioksidą aukštesniam lygyje. Viskas priešingai vyksta, jeigu mes kaip tik mažam lygyje palaikom, tai pavyzdžiui, jeigu per burną daug kvėpuojam. Tada gaunasi, kad kraujagyslės jos susispaudžia, pavyzdžiui, į mūsų kojas arba rankas mažiau kraujo pradeda tekėti, todėl atvėsta jos, tai pasidaro šaltos. Besportuojant, jeigu kvėpuojam per burną pastoviai, hiperventiliaciją palaikom, tada sekančią dieną ir mums raumenis skaudės labiau. Net yra ir tyrimai ant to padaryti, kad mes tiesiog, jeigu palaikom aukštesnį anglies dioksido kiekį, besportuojant, tada mūsų kūne mitochondrijos, jos paima, pavyzdžiui, tebūnie vieną gliukozę ir pilnai panaudoja visus ciklus su degunim, kad pagamintų kuo daugiau ATP, to vadinamos energijos, kurios mums reikia, kad raumenis judėtų. Ir tuo pačiu gaunasi, kad mažiau pagamina tos vadinamosios pieno rūgšties. Bet jeigu mes kaip tik palaikom labai žemą anglies dioksido kiekį, mūsų kūnas negali įsisavinti deguonies,
hemoglobinas laiko tą deguonį, jo nepaleidžia, gaunas, kad mitochondrija per tos pačius ciklus negali pereiti jų visų, bet reikia vis tiek pagaminti ATP, reikia pagaminti tos energijos vadinamosios, tai tuo pačiu dar ir pasigamina ta pieno rūgštis. Tai labiau skauda raumenis, jeigu mes palaikom hiperventiliaciją besportuojant. Tai tokių, daug dalykų yra. Wow, tu taip pasakoji, matos, kad tu turbūt tiek daug apie tai ir dažnai kalbi, kad tau tiesiog, tokie sudėtingi net atrodo dalykai, taip paprastai pasipasakoja. Šiaip labai įdomu tavęs klausyti, Žilvinai, norėjau pasakyti. Aš tokį tikslą savo turiu su kiekvienu dalyku, tai yra stengtis išmokti tokius, apie ką šnekėti reikia, tokiu būdu, kad sugebėčiau 5 metų vaikui papasakoti. Aha. Ir manau, kad žmonės, kuriems būtina naudoti labai labai aukšto lygio žodžius, jie labai dažnai nesupranta patys to, apie ką kalba. Tai kuo paprasčiau išmoksti papasakot, tuo dažniausiai daugiau tenka pačiam suprasti ir tiesiog atrasti paprastesnių būdų. Super. Klausyk, Žilvinai, vienas dabar yra momentas, labai populiarus, apie kurį dabar tikrai visi labai šneka ir rodo. Ir Instagrame galima, jeigu ten sveikatingumo kažką seki, tai labai dabar daug influencerių klijuoja burnas ir rodo, kaip ryte nusiplėšia. Bėga, sportuoja su lipdukais ant nosies. Ir žmonės mato šitus dalykus ir būna žmonių, kurie tą daro, net nesuprasdami, tipo, reikia ir man to lipduko, nes čia mačiau, aš irgi blogai kvepuoju. Tai gal gali truputėlį pakomentuoti šitą dalyką. Iš esmės, kam tai reikalinga, ar visiems tikrai to reikia, gal mes galim apsieiti be tų lipdukų, ane? Nes aš suprantu, kad jeigu yra dalykas daromas, tai yra turbūt tam tikra tikslinė grupė, kuriai reikia, bet ar visi žmonės įeina į tą tikslinę grupę? O gal tu sakai, kad nereikia, nežinau, tai vat labai įdomu. Nes aš net nebandžiau, nors burną klijuoti bandžiau, bet šitų lipdukų nebandžiau, net nežinau, ar jie tikrai labai reikalingi. Tai va, tai labai įdomu. Ar tai yra veiksminga? Jo, ta prasme, tai padeda. Tai tebūnie pakalbėkime atskirai apie burnos klijavimą ir paskui nosies klijavimą, tą praplėtimą. Tai su burnos klijavimu tai yra labai naudingas dalykas, bet tuo pačiu kartais gali būti rizikingas, dėl to, kad turiu omeny, yra žingsniai, kuriuos reikia padaryti prieš pradedant klijuotis burną, prieš miegą. Tai pirmas dalykas, reikia iš viso išmokti kvėpuoti per nosį 90% laiko dienos, kol nemiegi. Tai prasme, tiesiog save pratinti, kai kuriems žmonėms tai užtrunka savaitę, kai kuriems tai užtrunka mėnesį ar net porą, kad šitą išmok dalyką. Paskui tiesiog šiaip, kad ir laiptais lipant, biškutį vos įdedi intencijos ir ar tau išeina dar palaikyti kvėpavimą per nosį. Ir kai jau klijuotis pradedi burną, kad galėtum naktį miegoti ir kvėpuoti per nosį, aš rekomenduoju visados klijuotis taifą, kad pasilikti šonus atvirus, nes yra visiškai natūralus dalykas, bent jau porą kartų per naktį atsidūsti. Taip sakant, tiesiog iškvėpti anglies dioksidą susikaupusi. Čia mačiau skraido pas tave kažkas, ne? Jau gamta bunda. Tai kai mes užsiklijuojam pilną, gaunasi, kad mes neleidžiam savo atsidūsti ir tai galimai sukuria daugiau truputėlį streso kūne, nes neišeina per nosį tiek pat iškelti ir galimai truputį miegą sužaloja. Plius, aišku, egzistuoja tokie dalykai kaip atsirijimai kažko naktį ir panašiai, tai tiesiog dėl saugumo visados yra geriau turėti tos šonus laisvus. Ar pilnai užsiklijavus padidina šansą, kad kvėpuosi per nosį? Pagrinde, žinoma. Ta prasme, nes nėra per kitur, kur kvėpuoti. Bet, nežinau, tai veiksmingas dalykas, ar yra pigesnių variantų ir paprastesnių? Jo, pilna. Ta prasme, tiesiog medicininė neizoliacija, bet žodžiu, kaip lipučka, kur... Ane, teipas, tas tampas. Nes aš klijuodavau teipą.
tas medžiaginis toksai, toks kaip Aha, taip. medžiaginis būtų. Jo, tai jisai labai gerai prilimpa, jo ir tie patys klijai nėra tenais labai baisiai stiprus, kurie ten plaukus nurautų ir panašiai. Tai toksai labai patogus dalykas ir plus naktį tau yra judesio lūpom, jeigu nori, ta prasme, pajudint truputėlį. Nes nėra tikslas priversti savęs kvėpuoti per nosį, yra tikslas save mokint kvėpuoti per nosį. Tai turiu omeny, kad tiesiog, kad lengviau patampa kvėpuoti per nosį, negu per burną ir ta kūnas dirba ant to. Bet, kaip sakiau, yra dar keli žingsneliai, kur rekomenduojama padaryti prieš. Žinoma, taip pat kaip ir su šalčiu, galima šokti tiesiog į vandenį ir žiūrėti, kas išgyvens. Ir kiek laiko pavyks, tebūnie, jeigu tai patinka, tegul daro. Ties nosies klijavimu. Tai yra veiksmingas dalykas, bet aš biškai dviprasmiškai šitą žiūriu, nes aš pats žmonės mokinu, kaip sąmoningai praplėsti nosį, kai kvėpuoji. Ta prasme, pas mus yra raumenukai aplinkui nosį, kuriuos mes naudojant galime praplėsti patys pas save nosį. Kai mes užsiklijuojam kažką, iš dalies tada gaunasi, kad paskui taip, mums lengviau kvėpuojasi, bet raumenukai būna visiškai nebenaudojami. Tai čia tas pats kaip tebūnie batus užsidėti ir treniruotis tik su batais, kurie pilnai apsaugo ten mūsų visą pėdą, visą koją suspausta ir panašiai, bet pilnai apsaugos iš visų pusių. Ir paskui klausimai būna, kodėl pradeda traumos atsirasti, kodėl žmonės išeina basom vos pasivaikščioti, žiūrėk, išsisukinėja pėdas ir visą kitą, nes tiesiog raumenys būna susilpninti. Tai tas pats su nosim, aš kažkaip labiau esu už tą variantą, kad išmokt savarankiškai patys savo prasiplėsti nosį tiesiog su tais raumenukais viduj. Bet iš to pinigų nepasidarysi. Ir tai nėra toks greitas fiksas, kaip sakant, kaip kad tiesiog lipučką užsiklijuoti. Bet ar lipučka veikia? Taip, labai stipriai veikia, jinai praplečia kvėpavimo takus. Bet vis tiek, aš esu už tai, kad mes turime būdų, kaip patys tai galime Tai iš esmės tai įrankis skirtas turbūt profesionalam galbūt, ar ne, kai jam reikia, nežinau, tokių greičiau gerinti kažką. Jo, bet ir tiem patiem profesionalam nebereikalo ten, tebūnie eikime į krepšinį, nebereikalo visokie LeBron Jamesai, Donovan Mitchell ir ten Lillardas ir visi kiti. Jie užsijama tam tikrom kvėpavimo praktikom. Stephen Curry irgi, jisai varo treniruotės per nosį, tik tai kvėpuodamas, oro užlaikęs irgi daro daug pratimų, sprintus ir visą kitą. Nieks apie tai nešneka. Nes tiesiog, Tai iš esmės šitus įrankius reikia naudoti labai sąmoningai, suprantant, kodėl tai darau ir kokio noriu turbūt tikslo, ne iš to. Tai neturėtų būti, kad dabar viskas pasakė, kad reikia klijuoti burną, dabar kiekvieną naktį klijuoju ir kiekvieną dieną dar užsidedu lipduką, kad būtų žodžiu nosis prasiplėtusi. Jeigu tai padeda, jeigu tai suteikia rezultatus, kurių reikia, liuks, tegul daro, labai šaunu, kad, ta prasme, kažkiek kitai domisi žmonės. Tebūnie, sakykime, sekantis žingsnis galbūt galėtų būti išmokinti kūną patį, palaikyti tą pačią nosį praplėstą. Nes nosies praplėtimas irgi priklauso nuo to, koks, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekis mūsų kūne. Jeigu mes palaikom aukštą anglies dioksido kiekį, pas mus ta pati sloga gali pradingti labai greitai. Tiksliau, sloga, kur užsikemša, o ne kur varva. Nes kaip tik netgi pradeda kartais varvėti dar papildomai. Bet tai kai neišeina visiškai kvėpuoti, tiesiog oro užlaikymas, lėtas kvėpavimas, jisai atkemša viską. Tai, kartais būna priežastis dėl ko neišeina kvėpuoti normaliai. O dabar gal truputėlį galėtumėm pakalbėti apie tai, kaip kvėpavimas paveikia mūsų žarnyno veiklą. Tai per daug... Galbūt yra kažkokie, tarkim, kvėpavimo
pratimas koks nors, kuris galėtų padėti nuo spazmo kokio nors pilvo, ar ne? Pavyzdžiui, kai būna žmonėm išpučia pilvą ir galbūt galima su kvėpavimu sau kažkaip padėti, nes juk vis tiek ryšys yra, kaip ir sakei pradžioje, ar ne, aplamai visas kūnas priklauso labai stipriai nuo kvėpavimo. Jo, ar esu skaitęs kokius nors tyrimus ant to? Ne. Nesu nei vieno, nes nesu radęs nieko, kad būtų apie tai, bet tiesiog žiūrint iš paprastos fiziologijos, kvėpavimas pilvu tai yra masažas, vidinis masažas mūsų pačio žarnyno. Ne? Tai jeigu išmokti kvėpuoti kuo giliau ir ne tik pilvu, bet pavyzdžiui nugaros apačia, kad grinai net ir mūsų galinę diafragmos dalį išmokti leisti žemyn ir sukurti spaudimą po truputį, tai iš karto jau masažuoja. Kitas dalykas, labai daug žarnyno problemų yra susijusių su lėtiniu uždegimu. Ta pati, pavyzdžiui, Krono liga, kur atsiranda didžiulės žaizdos žarnyne ir ten paskui išpjauninėja tą žarnyną. Jis labai stipriai susijęs su lėtiniu to stresu, kurį mes galime su tam tikrais kvėpavimo pratimais. Tas pats tebūnie, kad ir Wim Hofo metodo kvėpavimo pratimas, jisai labai stipriai gali padėti sumažinti tą lėtinį stresą, panaikinti jį ir iš karto, žiūrėk, pagerėja. Kitas dalykas - spazmai. Kai būna spazmai. Mes su aktyvesniu kvėpavimu galime nuraminti juos. Ar dar kartelį, ar ant to yra kokių nors tyrimų, ar esu matęs? Ne, bet iš savos praktikos, ypač kai kiti žmonės matau, esu ne kartą matęs, kai stipriausias variantas buvo, kai pas vieną draugą buvo nugara suspazmuota labai stipriai, nes nusivedžiau į imtynių treniruotės ir jisai 2-metrinis meškinas pradėjo žmonės kilnoti tik iš nugaros, o ne iš kojų. Tai žodžiu, jam nugarą labai pasitempė tą pačią dieną ir gavosi, kad jisai iš 2 metrų iki metro, aš pats esu 1,83 m, kažkas tokio, gerą dieną, kai būna 1,83 m, 84 m, tai jisai mano ūgio patapo, žodžiu, iš 2-metrinio. Per kvėpavimo praktiką mes sugebėjom jį taip užkaitinti, ta prasme, dažniausiai žmonėms šalta būna, jisai taip užkaito, taip išprakaitavo viską, kad paskui atsistojo ir pradeda su žmonėm šnekėtis ir visai pamiršo, kad jam tą nugarą skaudėjo. Kad jisai atėjo, mes 5 minučių kelią, aš jį pusę valandos vedžiau. Tai grinai kūnas paleido tos spazmus. Tai ar tai gali padėti, pavyzdžiui, tuo pačiu moteriams, kai užeina spazmai didžiuliai, ar tai gali padėti? Klaustukas, ar tai verta pamėginti, rekomenduočiau. Ta pati... Nekainuoja, tiesiog pabandyti pakvėpuoti. Tai kainuoja laiko ir kainuoja užsispyrimo. Nes taip, bet kai tau skauda, tai... Ne, kai skauda kartais, taip sakant, vaistų išgerti, būna paprasčiau ir ten, nežinau, ir viskas, ir kentėti. Čia, sakau, tas pats, kaip pavyzdžiui, kas lengviau iš ryto atsibudus, ar nueiti į eketę įlysti, ar kvėpavimo pratimo pasidaryti gulint lovai, net nepajudėjus iš lovos. Žinoma, kad į eketę įlysti. Ir kodėl, nežinau. Ta prasme, tiesiog daugumai žmonių... Kvėpuoti reikia tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, tik kvėpuoti. Exactly. Tai aš žinau, ant kiek brangus dalykas yra kvėpavimo pratimas mūsų psichologai, kai tiesiog atsigulam ir kvėpuojam ir tai užknisa kažkuriuo metu vėl palengvėja, vėl toks būna pastovus bendravimas su savo protu. Tai, sakau, rekomenduoju pasimėginti, kam tai užeina. Ar man pačiam su tuo teko kada ties pilvo grinai kokiais nors skausmais daryti? Ne, bet galbūt dėl to aš jų ir neturiu, nes aš darau kvėpavimo pratimus. Tai nežinau. Bet šiaip gilų kvėpavimą rekomenduoju kuo įmanoma daugiau pasidaryti tokių gilių įkvėpimų per dieną, kurie tą masažą duoda mūsų visam žarnynui. Dabar tu kalbė apie gilų kvėpavimą, bet man atrodo, kad daug žmonių
gal nelabai supranta, ar jie teisingai įkvepia. Pavyzdžiui, buvo klausimas iš žmonių, kokie pratimai minkština ir stiprina diafragmą. Tai gal mes galėtumėm truputėlį pakalbėti aplamai apie diafragmą, kas tai per daiktas ir kodėl jisai toksai svarbus, nes man atrodo, tam, kad padarytumėm gilų kvėpavimą, nu, tą gilų įkvėpimą, tai pirma turi diafragma būti neužspausta. Jo, taip sakant, turime suvokti, kad jinai iš viso gali judėti. Tai čia kaip kad vaikai pas daktarus nueina ir jiems uždeda tą paklausyti ant krūtinės, sako, nu ir įkvėpkite dabar ir visi į krūtinę paėję, ne? Tai su diafragma yra biškiai atvirkščiai, tai tame ir dalykas yra, kad mes į apačią įkvėpinėjom. Diafragma natūraliai yra raumuo parašiuto formos, tai toks įlenktas, kur sugeba judėti į apačią, taip sakant, išsilenkinėti, tuo pačiu ir iš šonų sugeba ir į priekį truputį krutėti. Tai yra raumuo, kuris, man rodos, vienintelis kūne raumuo, kur sugeba sukurti jėgą ne į vieną pusę. Tai turiu omeny, pavyzdžiui, bicepsas mūsų, kai mes ranką sulenkinėjom, tada raumuo trumpėja, taip ir sukuria jėgą. Ta prasme, bet kuris kitas raumuo irgi trumpėjant, jisai pradeda kurti jėgą. Diafragma sugeba kurti jėgą tiek kylant į viršų, tiek leidžiantis į apačią. Tai yra į dvi skirtingas pusės. Ir tai iš dalies yra dėl to, kad jinai yra sudaryta iš įstrižų juostelių raumenų vietoj to, kad tiesių. Tai reiškia, kad gali skirtingos tos juostelės, tebūnie pavadinkime, įsitempinėti ir taip į skirtingas pusės sukurti tą jėgą. Tai pirmutinis dalykas, ką žmonėms visados duodu pamėginti, kad pajaustų iš viso, tai yra tiesiog užsidėti vieną ranką ant pilvo. Užsidėti vieną ranką ant pilvo ir pabandyti kvėpuoti taip, kad mūsų pilvas judėtų bent jau kažkiek. Paskui sekantis žingsnis būtų pabandyti įkvėpti pilnai, kiek išeina, tuo pačiu su pilvu, kad jisai irgi išsipūstų. Sekantis žingsnis būtų pamėginti įkvėpti, kiek išeina tik į pilvą, visiškai krūtinės nejudinant, tai krūtinė visiškai be jokio judesio. Jo, tai va čia jau būna biškai sudėtingesnis kartais. Ir po biškį taip išmoksi kvėpuoti pilvą, tada, pavyzdžiui, yra pratimų apšilimų diafragmos. Mano vienas mėgiamiausių tai yra, kur yra aktyvus judesys, pasyvus, vėl aktyvus ir vėl pasyvus. Ir tarp kiekvieno judesio yra pauzė, tai galim visi kartu pasimėginti. Tai mes aktyviai įkvėpsim, kiek išeis, tada pasyviai paleisim, sustosim viduriuke, tada aktyviai išpūsim, kiek mums išeis, sustosim vėl ir paleisim įkvėpimo, vėl bus pasyvus įkvėpimas ir vėl sustosim viduriuke ir taip pajudėsim viršų, per vidurį, žemyn. Jo, tai tiesiog labai paprastai atsisėskit, kur jums patogu yra ir visi jeigu kartu kas nors guli, tai gali gulėdamas daryti, nes čia gali ir gulėti. Tomai gali gulėti, leidžiam. Gali gulėti. Tai jo. Pradėkime nuo to, kad pirmą įkvepiam pilnai, paleidžiam orą. Jo, ir va nuo čia prasidės startas mūsų. Tai įkvepiam, kiek išeina, pilnai. Užlaikom. 1, 2, pasyviai paleidžiam. Oras pats išeina, vėl užlaikom. 1, 2, aktyviai iškvepiam orą. Visą iškvepiam orą, kiek išeina. Pučiam. Stop, užlaikom. 1, 2 ir pasyviai įkvepiam. Tiesiog paleidžiam pats. Oras įsikvepia, vėl užlaikom. 1, 2, 3, aktyviai įkvepiam, kiek išeina. Vėl užlaikom. 1, 2, 3, paleidžiam. Užlaikom. 1, 2, 3, aktyviai išpučiam visą orą, kiek išeina. Išpučiam visą. Užlaikom. 1, 2, 3, pasyviai įkvepiam. Ir vėl užlaikom. 1, 2, 3. Ir taip galima tęsti, kad ir ten 2, 5 minutės. Tai šitas jausmas, nes tikrai atrodo, tada pajauti, ką tu sakai, kad kaip parašiutas, nes kai duodi pasyviai įkvėpti, taip išsipučia, tikiuosi ir kiti pajutėt. Ja, tai šitas pratimas leidžia diafragmai, ta prasme,
sustoti akimirkai, kai yra pilnai viršuj, tai kai mes išpučiam orą, sustabdom, tada paleidžiam pasyvų judesį, padarom vėl vidury, sustojam, paskui įkvepiam, tai diafragma nusileidžia žemyn ir ten vėl būna sustabdyta jinai. Tai gaunasi, kad čia toks pratimukas, kuris biškai kraujotaką paskatina mūsų diafragmą ir kaip bet kuris raumuo, mes geriau jį pradedam jausti, kai ten daugiau kraujo pradeda truputį vaikščioti, kai sušyla, taip sakant, raumenų. Jaučiu, kad kvėpuoju labiau. Geras, ačiū. Labai geras Tai va, pratimas atsiminti šitą. Nes manau, šitas, kad galima padaryti prie kompiuterio, kai sėdigi būna, taip sėdim, suspaudžiam tą pilvą, nu ir tada biškai sitės ir gali kelis kartus padaryti ir vėl pradeda funkcionuoti. Toks pramankštinimas, ne? Kaip ir buvo klausimas, kaip mankštinti, tai man atrodo labai puikus atsakymas iš karto su jo, praktika. tai šitas toks ties tom, kad va grinai aukštyn, žemyn ir panašiai prasijudinti. Yra rimtesni variantai, kaip pavyzdžiui, kaip jau pradėti diafragmą kontroliuoti mokintis. Tai turiu omeny, kad kaip pavyzdys, kuo lėtesnis pilnas įkvėpimas. Tai galim irgi pasibandyti visi, pradedam nuo to, kad pilnai įkvėpiam, aktyviai įkvėpiam kiek išeina ir išpučiam orą, tiksliau išpučiam. Ir nuo šio momento kuo lėčiau bandom įkvėpti per nosį. Vienas pastovus ilgas įkvėpimas. Ar tai 10 sekundžių, ar tai minutę laiko užtrukantis, kiek išeina pilnai užpildom save ir tada vėl paleiskit ir tai galime pakartoti, kiek tik tai norit kartų, bet tikslas yra kiekvieną įkvėpimą padaryti kuo lėtesnį. Kiekvienas įkvėpimas lyg naujas eksperimentas, kad būtų. Kad vis bandyt atrasti naujų vietų, kur galima įtempt, kur galima atpalaiduoti, kur galima galbūt naują kažkokį tūrį atrasti. Su kiekvienu tuo lėtu įkvėpimu. Tai čia yra kaip diafragmos, mes patį judesi į ją apačią pradedam mokintis. Tai jeigu tokius labai lėtus išmokus padaryti, kažkuriuo metu pradeda diafragma taip drebėti visa, netgi kai lėtai įkvėpinėjai. Tai yra tas pats momentas, kaip pavyzdžiui, super lėtą pritūpimą daryti. Ten 20 sekundžių nusileidinėti žemyn ir tada 20 sekundžių, pavyzdžiui, kilti viršų iš pritūpimo. Tai kažkurio būna momentai, kai pradeda kojos labai drebėti, tas pats su atsispaudimais. Tai yra tiesiog momentai, kai nėra pilnai mūsų smegenų suvokiama ta raumens vieta. Taip sakant, turiu omeny, kai raumuo yra tam tikroj stadijoj, kai yra ant pilno išsitempimo, pavyzdžiui, ar tiesiog kaip tik netgi ant pilno suspaudimo ir kažkur tarp tos visos erdvės. Tai mes taip po biškį galim mokinti savo smegenis suvokti tą visą mūsų judesį diafragmos. Ir yra žinoma priešingas pratimas šitam. Tai kai mes darėm lėtą įkvėpimą, tai yra diafragma leidžianti žemyn, tai diafragmai kylant į viršų, tai būtų iškvėpimas. Bet iškvėpimas jau tada gaunasi jau nebelėtas, o turi būti kaip tik galingas. Tai jeigu netyčia čionais yra kas vairuoja ar kažką tokio, tai iš karto tiesiai šviesiai turiu pasakyti, kad prašau nedarykite kvėpavimo pratimų be vairuojant. Ir jeigu vaikštot, tai pabandykit sustoti, jeigu ypač norėsit sekantį padaryti, o visi kiti gulit ar sėdit, prašom. Tai kvėpavimo pratimas bus toks, kad mes išpūsime visą orą, kiek mums išeina. Ir tada, kai jau nebeliks mums oro daugiau, kai nebeišeis daugiau išpūsti, mes pabandysim praryti savo seilės ir tada dar biškį išpūsti. Ir kai jau tada nebebus ką išpūsti, mes pabandysim savo vardą po vieną raidę rėkti iš visų plaučių. Esmė yra tame, kad kai nebėra oro, nebėra garso. Tai tas rėkimas yra tam, kad mes išpūstume tos paskutinius gabaliukus oro. Jo, tai galim visi kartu pamėginti. Pilnai įkvepiam, kiek išeina ir išpučiam. Nesigauna jokio garso išleisti. Tai va, čia yra tas
diafragmos kilimasis į viršų, kai net pradedi jausti truputį kaip, pavyzdžiui, gerklę pradeda spausti. Ja, bet irgi su šito pratimu reikia atsargiai, turiu omeny, kad, nebandyt per daug persistengti, ypač per pirmus kartus, jeigu ten darome tebūnie 3-5 kartus iš eilės ir nebandyt būtinai ten iki savo visiško maksimumo, galima, ta prasme, biškutį ir leis sau lengviau tai pasidaryti. Tai dėl ko neverta persistengti, dėl to, kad tai vis tiek sukuria įtampos ir labai retas žmogus sugeba palaikyti įtampą kūne ir tuo pačiu neįtempti savo galvos ir kaklo. Tai kai įtempi savo galvą ir kaklą, labai dažnai tai gali persiteikti į galvos skausmą. Tai bet kokį pratimą ten, ar tebūnie užsikvėpuoja ir ten, pavyzdžiui, ar tiesiog įkvėpi pilnai, kiek išeina ir tada užlaikai orą. Tai reikia, kad ir tokį dalyką, kai darai, mėginti visą tai daryti su kuo mažiau įtampos kūne. Kad tai nepereitų į, grynai, galvos skausmą. Taip. Tiek O galbūt ir dabar, diafragma. dabar patreniravom diafragmą, tai čia galim taip kvėpuoti tada, kai, gerai jaučiamės ir treniruojam, tarkim, save, ar ten norim biškį energijos daugiau jausti, ne, tą kvėpavimą savo pajausti, bet buvo klausimas apie tai, kaip kvėpuoti nerimo metu, nes iš tikrųjų daug žmonių šiais laikais patiria nerimą, patiria panikos atakas ir dažnai būna, kai žmogui visi sako tada giliai kvėpuok, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Aš esu pati turėjus panikos ataką ir aš žinau, kad tai yra neįmanoma padaryti. Tai dabar noriu, kad profesionalas paaiškintų, kodėl taip yra ir kaip iš tikrųjų reikėtų kvėpuoti, kad galėčiau savo padėti. Mes visi norime greitos tabletės. Tai turiu omeny, kai pavyzdžiui būna panikos priepuolis, žmogui tada po to jau nueina pasidomėti, atranda naujų kokių kvėpavimo pratimų, kas nors duoda kvėpavimo pratimų. Ir kai užeina panikos priepuolis, tik tada pradeda jau mąstyti apie tos kvėpavimo pratimus. Ir sako, žinoma, kad jie neveikia. Nes kokio velnio tau turėtų veikti kažkoks kvėpavimo pratimas, kurį tu darai tik tada, kada tau blogai. Tai ties panikų, ties nerimu yra du momentai, apie kuriuos norėčiau pašnekėti. Tai yra prieš ir per. Mano manimu, prieš panikos priepuolius, prieš nerimo priepuolius yra daug svarbesnis momentas negu per. Tai turiu omeny, pavyzdžiui, pasirink kažkokį kvėpavimo pratimą, kad ir tebūnie 4-7-8 kvėpavimas, kur 4 sekundės įkvėpinėjai, 7 sekundės užlaikai, 8 sekundės išputinėjai. Tai yra specialiai random skaičiai tokie duoti, kad užimti smegenis ir tiesiog tuo pačiu ir dar kvėpavimą sulėtinti. Ja, tai labai stiprus kvėpavimo pratimas ties tokiais atvejais. Problema, kad jeigu mes darom tik tada, kada mums blogai, tai neveikia. Bet jeigu mes tai pradedam daryti tada, kada mes gerai jaučiamės, mes susikuriam savo viduj, savo smegenyse inkarą. Tai turiu omeny, mes savį išsidresuojam, kad kai darau kvėpavimo pratimą, aš jaučiuosi taip. Aš gerai jaučiuosi tada. Ir kai ateina tas momentas, kada jau shit hits the fan, taip sakant, kada jau labai prastai ir mes įeinam į tą kvėpavimo pratimą, mes save galime tada nusivesti galim save nusitraukti į tą inkarą, kurį sukūrėm. Ja, tai tiesiog į tą gerą būseną. Kai jau yra blogai, jeigu jau nieko nedarėte prieš tai, nesusikūrėt jokio inkaro, tai pats paprasčiausias pratimėlis yra tiesiog šiaudelio kvėpavimo pratimas, nes panikos priepuolių tai yra, panikos priepuolio metu pagrindinis dalykas yra išpūsti orą, tiesiog išpūst, nes labai dažnai būna žmonės pilnai įkvėpia ir negali daugiau įkvėpti ir sako, neišeina kvėpuoti, nes reikia išpūst. Čia atrodo toks paprastas dalykas, bet jisai ant tiek yra dažnas, kad, šakės. Tai pagrindas yra išpūst, tai šiaudelis pats paprasčiausias variantas, tiesiog lyg per šiaudelį ilgas išpūtimas. Jeigu išeina 6 sekundžių arba ilgesnis, labai gerai. Pradžiai gal bus sunku, pradžiai bus tiesiog, kad kažkas tokio, bet bandyti tai sulėtinti ir pailginti ir tai įdeda mus į parasimpatinę nervų sistemą.
Bet dar kartelį pasikartosiu, aš manau, yra daug stipresnis įrankis, jeigu mes jį pasidarom prieš. Tai ar tai būtų dėžės kvėpavimo pratimas, kur tebūnie pasirenkam 3 ar 4 sekundės, tebūnie 3 sekundės įkvėpinėjom, 3 sekundės užlaikom, 3 sekundės iškvėpinėjom, 3 sekundės užlaikom ir taip sukam tą dėžę. Šitas kvėpavimo pratimas, jisai yra nebereikalo pas amerikiečius specbūrius, yra privalomas, ką jie mokinasi ir daro, dėl to, kad tai yra kvėpavimo pratimas, kuris kuo dažniau darai, tuo jisai greičiau aktyvėjasi. Tai turiu omeny, tu susikuri inkarą pas save ir, pavyzdžiui, kai jau yra labai blogai, kai yra ten tebūnie situacija, kur stresas didžiulis, ten kare ar kažkur ar bet kur, ta prasme, ir tau reikia misiją kažkokią įvykdyti ir stresas didžiulis, tu tik pradedi lėtai įkvėpinėti, tik pradedi užlaikyti orą, tavo iškart mintis nueina į tai, kad okei, nusiramink, ką darom dabar. Tai pagrindas tų kvėpavimo pratimų ties šitais visais priepuoliais yra darbas, kol gerai dar jaučiamės. Taip sakant, namų darbai turi būti padaryti, turi būti inkaras sukurtas ir va tada jie veikia. Jeigu inkaras nesukurtas, nieko nenori tuo metu tu daryti ir tau žmogus bet kuris ką aiškintų, ten pūsk į delną, pūsk į pirštą, ten tiesiog išpūst, bet ką daryti, tiesiog protas būna jau panikoj. Taip. Aš galiu pasidalinti, kad mano pirmas ėjimas į šaltą dušą buvo būtent tada, kai man buvo panika. Ir kaip, pavyzdžiui, tu galvoji, ar tai yra dalykas, kurį galima rekomenduoti, nes tai man suveikė. Bet galbūt tai man suveikė, nes aš jau turėjau truputėlį praktikos ir su kvėpavimo pratimais. Tik tuo metu mano vidinis jausmas buvo, kad jeigu aš nueisiu į šaltą vandenį, jeigu aš apsipilsiu save šaltų vandeniu, aš pajausiu savo kūną ir sugrįšiu į savo kūną ir suprasiu, kad viskas man yra gerai. Kad aš gyva ir kad aš galiu kvėpuoti ir kažkaip, bet aš labai atsargiai šitą dalyką kažkaip žmonėm tarsi pasakau kaip rekomendaciją, kad galima būtų tai padaryti, nes galvoju, kad galbūt man suveikia ir galbūt kitam žmogui kaip tik, kuris ten nieko visiškai nepraktikavęs, galbūt kaip tik reikėtų to nedaryti. Kaip tu, pavyzdžiui, galvoji šituo atveju? Šalčio praktika yra streso praktika, panikos praktika. Kaip pavyzdys, jeigu mes norime, tebūnie vėl tą patį krepšinį sugrįšiu, jeigu mes norime varžybų metu įmesti baudą, mums reikia padaryti labai daug darbo treniruočių salėje. Reikia, taip sakant, praktikuoti, sukurti tą momentą ir taip daryti, mėtyti. Tai tas pats yra su šalčiu ir panikos priepuoliais, kad žmonės, kurie paturi panikos priepuolį, jie dažniausiai labai labai jautrioj simpatiniai sistemai būna. Tai turiu omeny bet koks, aš net dėl to mėgstu kartais su žmonėm, kai bendrauju, karts nuo karto spriktą kokį padaryti. Turiu omeny, iš niekur kokį garsą, ar ten stalą truputį trinktelti, tiesiog atkreipdėmėsi į reakciją, ar tai yra greita, ar tai yra tiesiog rami reakcija, pagal tai gali matyti žmogus, ar jisai linkėsi tai yra. Bet jeigu žmogus pasiryžta po biškį praktikuoti, tai manyčiau yra vienas stipriausių įrankių, kaip visam gyvenimui pašalinti panikos priepuolius iš savo repertuaro. Bet iki to yra žingsniai, kuriuos galima padaryti, kad tai palengvėtų. Tas pačios, ta pati Wim Hofo metodo kvėpavimo praktika, ją minu dėl to, nes ją lengviausia YouTube'ai pasileisti ir tiesiog pasidaryti. Pats paprasčiausias variantas. Ją bedarant mes ruošiam savo kūną stresui. Paskui daug lengviau yra priimti tą patį stresą. Aš kai yra tekę man su vienu žmogum dirbti, kurie turėjo panikos priepuolių ir ypač labai stipriai linkę į juos, tai kai daeinam iki šalčio, kai jie įlipa į šaltą vandenį, jiems prasideda mini panikos priepuolis. Ir va tada yra momentas, kada jie gali praktikuoti visas kvėpavimo ar bet kokias minčių praktikas, kokias tik tai turi, nes jie savarankiškai susikuria
savo panikos priepolį, kurį gali nutraukti bet kados, kurį gali išlipti tiesiog ir viskas, nebėra panikos priepolio, bet jie nusprendžia pasibūti tenai, nusprendžia savanoriškai atrasti būdų, kaip dirbti su tuo. Tai tu, taip sakant, tu pradedi pažinti tą žemę visą ir jau pradedi nebebijoti jos taip stipriai. Nes labai dažnai panikos priepolius ir tos pačius anxieties, kaip lietuviškai? Nerimas. Nerimas, va. Man nerimas iš viso labai yra įdomus dalykas, kad tai ganėtinai naujai atsiradęs terminas, kaip nerimo priepoliai, to beveik niekados nebūdo, nes nerimas dažniausiai kyla iš bendruomenės neturėjimo ir nebendravimo tarpusavyje ir tiesiog savęs nepasitikėjimo ir panašiai. Daug kitų dalykų. Bet tai turiu omeny, kad kai pradedi lipti į tą patį šaltą vandenį, gaunasi, kad tu pradedi sau leist pažinti visą tą momentą, sau leist pažinti save, sau leist pažinti, kaip tavo kūnas ką jaučia. Ir man viena dabar mintis labai patiko, čia ne per seniausiai išgirsta, tai mes labai retai leidžiam savo jausti. Mes jeigu pradedam kažką jausti, mes pradedam ieškoti priežasties, pradedam ieškoti, kaip iš to išeiti, ką daryti, pasiemi telefoną, žiūrėk, iš karto pradedi pamiršti tą jausmą ir, ar ten eini kažkur šnekėti, daryti kažką ar panašiai, labai retai leidžiam savo pajausti, ką jaučiam. Kai įlipi į šaltą vandenį ir tiesiog ten ramiai pasibūni, ar kad ir tebūnė tas pats dušas, tai būna momentas, kai tu leidi savo jausti tai, ką jauti. Nebent, žinoma, įsijungi ten laikrodį priešai save ir būtinai būsi tol, kol sukakos tam tikras skaičius ir tai patampa nebe savęs sekimo praktika, o laiko skaičiuko kažkokio, tada aišku sumažėja šitas. Bet tiesiog jautimas, tai ką jauti, ta pati panika, tai nėra blogas dalykas, ta prasme, tai yra geras dalykas. Tas pats pyktis, pavyzdžiui, žmonės stengiasi nepykti. Ką čia nusišneka, pyktis yra nerealus dalykas. Prasme, nėra mūsų kūne stipresnio dalyko, kuris sukurtų tiek daug energijos kaip pyktis. Problema su pykčiu yra, dėl ko pyktis atsiranda, ta prasme. Pyktis atsiranda tam, kad mes galėtume pakeisti situaciją, kuri mums nepatinka tuo metu. Tai jeigu ir dėl to su tuo atsiranda daug energijos. Tai žiūrėk, ant kažkas supyksta, iškart kiek prabėgti gali kilometrų. Ir padarai, iš tikrųjų, ir padarai tai, ką reikia. Ką tu atidėlioji padaryti, nes kartais tas pyktis ateina dėl to, kad kažkas tau parodo, kad tu sėdi ir kažko nepadarai. Irgi tu labai gražiai pasakyti, tiesiog perskaitai mano mintis apie emocijas. Ir kad ir tas nerimas yra iš tikrųjų mums labai reikalingas, kiekviena emocija yra mums duota kaip irgi mūsų apsauginis tam tikras dalykas, mes taip išliekam. Mes jeigu bijom, tai mes žinom, kad yra grėsmė, ne kažkokia, o kai mes po to tų emocijų nebeatpažįstam, jų nepažįstam ir jas slopinam, norim greičiau, suskaudo, išgersiu tabletę, nebeskaudės, bet po to nebesuprasiu, kodėl man skauda, ar iš tikrųjų skauda. Tai yra labai daug dalykų ir iš tikrųjų tu labai gražiai pasakai, kad šalčio terapija yra būtent tam, kad mes išmoktumėm jausti ir būti tam diskomforte, nes turbūt lygiai taip pat mes mokomės jausti, kai einam į pirtį ir būnam dideliam karštyje. Irgi karšta, jau negali būti. Yra žmogus, kuris tik biški pajaučia tą karštį ir bėga, o yra kitas, kuris sėdi ir leidžia dar savo tame pabūti. Ir labai man patiko, kad tu paminėjai apie žiūrėjimą į laikrodį, nes kai žmonės ateina į šaltą vandenį, mes čia Rokiškygi einam ir tikrai vis pasikviečiam, kad žmonės ateitų, kurie būna žiūri patyliukais, tai tikrai dažniausiai kai pabando ir ypač su bendruomenė kartu, kai tu dar turi palaikymą, įeiti į tą vandenį, tai tikrai dažnai ir pasilieka tokią tą praktiką savo, bet būna tikrai vienas iš pagrindinių klausimų, tai kiek laiko reikia būti. Ir čia, tai, ką tu pasakei, reikia leisti savo jausti, kad vienas žmogus ten 5 minutės būna, bet jis nežiūri į laikrodį. Jis būna
nes jam gera, jis jau ten N metų praktikuoja ir jisai karts nuo karto gali ir 5, yra žmonių, kurie ir 20 minučių gali pabūti. Bet kai aš ateinu pirmą kartą, kažkodėl aš noriu išbūti ten tam tikrą laiką. Tai aš irgi turbūt paantrinčiau tau, kad reikia, tikrai, kai aš pradėjau eiti į šaltą vandenį jau taip rimtai, aš irgi žiūrėdavau į laiką. Man buvo įdomu, nu, tik kiek Aš aš čia irgi. būnu, ar galiu. Bet dabar aš to nebedarau dėl to, kad buvo momentas, kai aš pamačiau, kad tas žiūrėjimas į laikrodį iš manęs atima visą malonumą. Tai tas pats yra su kvėpavimo praktikom irgi ten, ta prasme, oro užlaikymu stebėti būtinai laiką savo ir panašiai, vietoj to, kad jausti. Man dėl to patinka, nu čia aišku, tikriausiai žmonės yra girdėję tokį Andrew Huberman, tai aš šiaip jo jau nežinau, kiek laiko nebeklausau podcastų, nes, nu, iš dalies pagal mano žinias beveik tas pats per tą patį sukasi informacija, tik tam tikrai būna įdomesni. Bet man jo viena labai mintis yra patikus, kur dabar irgi neseniai dar kartelį išgirdau ir jau prieš daug metų irgi yra tekę ir tai žmonėms pastoviai sakau, vietoj to, kad žiūrėtumėte į laikrodį, pamėginkit savo nuspręsti, kiek norit sienų perlipti. Tas pats su kvėpavimu ir oro užlaikymu. Pavyzdžiui, kai jau nusprendėte apnėjom 3 sienas, tebūnė su šalčiu, pasakykim. Tai jeigu tau iš lovos atsikelti ir nueiti iki eketės jau yra labai labai sunku, tebūnė tai viena siena, kurią perlipai. Įlipai į šaltą vandenį, jau iš ten norisi tau neždintis iš karto, tik įlipus. Tu prabuvai 2 sienos. Palauk 3. Tiesiog nereikia skaičiuoti nieko, gal tai ateis ir tiesiog bus ties kažkur pusę minutės mintis, kai jau viskas tau reikia šiandien neždintis, nes ten viskas bus blogai, šitas nusiramina, viskas. Tu jau suteikiai savo galimybę pajausti save, pastebėti save, tas pats su lėtu kvėpavimu, pavyzdžiui, kai pradedi lėtinti savo kvėpavimą iki tiek, kad net nejaustum su plaukeliais nosyje, kaip oras įeina ir kaip oras išeina. Ir kažkuriuo metu būna žiauriai sunku. Tu pradedi bandyti atrasti tą momentą, kai tu vos kuteni tą norą daugiau įkvėpti. Bet tai vis tiek būna sunku kartais. Bet po biškį tu leidi savo pajaus, leidi stebėti, kas būna kūne, kokie pokyčiai vyksta. Ir žiūrėk, pasidaro lengviau. Pasidaro, net nepastebi kartais, kaip laikas tiesiog pradingsta. Vien dėl to, kad tu pradedi save stebėti. Tu atkreipi dėmesį į save, o šiais laikais, nu, tas pats, ką aš dabar laikau savo rankose, sakant, telefonas nuo mūsų labai labai daug dėmesio nuima. Kvėpavimas, šaltis, sportas, žmonės, bendravimas, tai yra tai, kas gražina vėl dėmesį į mus. Vėl gražina į kas tu toks esi, kaip, ta prasme, tiesiog gyvenimą, jautimą, buvimą. Labai gražu. Aš manau, kad tavo šitą frazę mes galėtumėm ir užbaigti pokalbį, bet būtų dar labai smagu, jeigu mes tą pokalbį užbaigtumėm su praktika. Taip, ir aš turiu vieną praktiką, kurios tikriausiai nei vienas nesate bandę. Kvėpavimo. Gerai. Kažkas naujesnio. Tai yra vadinamas 7 minutes to bliss kvėpavimo pratimas. Tik mes nedarysim 7 minutės, tebūnė mes pasidarysim kokias 3 minutėlės, užteks ir to. Tai kvėpavimo pratimas, kuris yra sudarytas iš 3-gubo įkvėpimo ir 3-gubo iškvėpimo. Tai turiu omeny, kaip pavyzdys, aš rodysiu per burną vien dėl garso, bet šiaip norėsiu, kad kvėpuotumėt per nosį, ta prasme, ir įkvėpimas, ir iškvėpimas. Tai gaunasi 3-gubas ir 3-asis visada biškiai ilgesnis. Ar tai įkvėpimas, ar tai iškvėpimas, tiesiog užpildymas. Tai kaip pavyzdys, toks su pauzėm. Girdėjosi ar ne kvėpavimas? Nes jeigu ką, galiu mikrofoną biškai arčiau prisidėti. 1, 2, 3. Ne, toks užilgintas 3. Tai yra kvėpavimas su tokiom mikropauzėm. Tai turiu omeny ne toks, o grinai
kvėpavimas su mikropauzėm. Mes jį pasidarysime 3 minutėlės, tiesiog kvėpavimas per nosį ir paskui leisim sau dar kokią gerą minutėlę tiesiog ramiai pabūti, pastebėti, kas kūne darosi. Tai visai įdomus pojūčiai vyksta. Šitas kvėpavimo pratimas buvo sukurtas 2 psichologų, šiaip visai neseniai. Tai yra psichologo vieno dirbančio su poromis ir psichologės, kuri dirba su vaikais. Tai šitą kvėpavimo pratimą jie tiesiog per COVID ypač metu pradėjo naudoti ir taip sakant, mąstė, kaip čia ką padaryti. Ir žinoma, tai nėra visiškai naujas, tikriausiai prieš kokius gerus 4000 metų kažkas kiti irgi tai darė ir tai buvo normali praktika tam tikrais momentais. Bet tebūnie sakykim, kad tai yra pakankamai naujas kvėpavimo pratimas. Okay. Taip, iš tikrųjų šitą praktiką esu bandžiusi su vaikais daryti ir jinai būna sakoma vaikam taip, kad triušiukas ar ten zuikis, kai bijo, ką jisai daro. Jis labai greitai kvėpuoja. Tai su vaikais daroma yra greičiau, tai bus labai įdomu pabandyti kaip va, tuo su tokiu užilginimu. Tai va. Bet čia yra pakankamai nauja praktika, nes aš ją perskaičiau tokioj knygoje, kuri būtent skirta dirbti su vaikais, su jų koncentracija. Taip, pasimėginsim ir mėginsim pilnai užpildyti visą kūną ant įkvėpimo ir paskui tiesiog išpūsti orą, bet nereikia viso oro išpūsti, būnė 60-70% oro išpūsti. Turiu omeny, kad nereikia išsituštinti ant kiekvieno iškvėpimo. Ja? Tai galime ir pradėti. Užmerkiam akis pradžiai, tiesiog įkvėpiam pilnai per nosį su vienu pilnu įkvėpimu. Išpučiam. Ir galime pereiti į 3-gubą kvėpavimą. Kvėpuojam savo greičiu, savo tempu. 3-gubas įkvėpimas ir 3-gubas iškvėpimas. Užpildom visą kūną su kiekvienu įkvėpimu ir išpučiam orą su kiekvienu iškvėpimu. Tiek paskutinis įkvėpimas, 3-asis, tiek iškvėpimas biškį ilgesnis. Pilnai užsipildo ir išpučiam. Įkvėpinėjam per nosį, stengiamės neplėšyt nosies, stengiamės kvėpinėti pakankamai laisvai, bet aktyviai. Tai palaikom nosį atpalaiduotą, neįtemptą, nesuspaustą. Tiesiog pilnai užsipildom ir išpučiam. Šio kvėpavimo praktikos metu galimai gali pradėti galvelė biškį suktis. Jeigu tai nepatinka, sulėtinkite kvėpavimo ritmą. Jeigu netyčia ateis ir nutirpimai galūnių, tiesiog mažiau išpūsti orą tereikia. Bet pamėginkite leisti viskam tam būti, jeigu tai ateis. Tiesiog stebėt, kaip kūnas jaučiasi. Bet kol kas tiesiog aktyviai kvėpuoti. Ateis momentas po aktyvaus šito kvėpavimo, kada mes leisim savo pastebėti save. Leisim savo atkreipdėmėsi, kaip ir kokie pojūčiai ateina. Taigi pilnas įkvėpimas ir išpūtimas. Užpildom nuo apačios viską, tai pilvas, krūtinė, lyg galvą įkvėptume ir išpučiam. Neskubam savo tempu. Svarbiausia pauzės palaikyti ir sukurti ritmą su kiekvienu įkvėpimu ir kiekvienu iškvėpimu. Sukurkite patys savo ritmą ir leiskit savo kūnui pajausti tą ritmą. Nesustojam dar truputį.
Visas kūnas užsipildo ir išpučia. Kvėpuojam dar. Palaikom ritmą. Pajaučiam, kaip visam kūne tas ritmas persitelka. Kaip nuo paprasto kvėpavimo mes sukuriam ritmą visam kūne. Ir nuraminkime tą savo kvėpavimą. Palaikom ramų kvėpavimą per nosį, kūnas vis dar ramus, akys užmerktos. Tiesiog stebim, kas kūne vyksta. Kreipkite dėmesį, koks įkvėpimas dabar pas jus. Gal netyčia gaivumas jaučiasi tam tikras. Gal net pavyksta pajausti, kaip oras įeina iki pat mūsų plaučių. tą taką visą pajausti. Gal kokie nors pojūčiai papildomi vyksta mūsų galvoje, smegenyse, gal kažkur kitur kūne. Tiesiog duodam savo akimirką atkreipdėmėsi į save, į pojūčius. Mėginkit sutelkti savo koncentraciją į kažkokį tai vieną tašką savo kūne. Ar tai smegenis, ar tai kažkur gal trauma, kokia nors gal skausmas, koks nors, gal kaip tik atsipalaidavę kažkuri vieta. Mėginkit sutelkti savo visą dėmesį į vieną kurią nors vietą kūne. Ir pažiūrėti, ar kas nors gal netyčia kinta tenais. Ir iš lėto ramiai galime atmerkti savo akytes. Pasižiūrėti, kaip jaučiamės. Tai va, čia vos 2-3 minutės kvėpavimo buvo. Man asmeniškai, aš kai atradau šitą kvėpavimo pratimėlį, ypač kvėpavimuose praktikose, kurias vedu kiekvieną savaitę čia Anykščiuose, tai žmonėms čia tikriausiai topas šitas, kuris labiausiai patinka iš visų kvėpavimo pratimų. Visi būna labai laimingi, kai šitą pradedam daryti. Aha. Kokie pojūčiai? Aišku, čia 2-3 minutės pasidarėm. Šiaip stipriausia būna. Man tai jautėsi pakankamai greitai. Tas galvos svaigimas atsiranda, bet jis toksai pakankamai malonus. Arba gal dėl to, kad aš įpratus esu prie tų. Va, Tomas parašė, kad jam sąmonė prasiplėtė. Bet žinai, toksai, kai tu kvėpuoji, truputėlį net biškį jauti, kad toks stresas užeina, bet po to jauti, kad ištirpsta viskas. Nu, taip labai sunku paaiškinti, labai įdomus pojūčiai. Ir net dabar tokia jaučiuosi atsipalaidavusi ir dabar suprantu, kodėl, kaip ten sakai, vadinasi 7 minutes to bliss. 7 minutes to bliss. Man šitas kvėpavimo pratimas, aš jį kai pasidarau, aš kažkodėl noriu šokti. Nežinau kodėl. Na, dabar taip toks tikrai, kaip nes atsipalaiduoju, kada žmonės šoka, tai jiem atsipalaiduoti reikia, turi kūnas atsipalaiduoti. Netgi, sakyčiau, pečių juosta labai, atsipalaidavo visą ir diafragma, viskas labai fainas pratimas, wow.
Bet Toks tai, paprastas. Žilvinai, užsiminiai, kad anykščiuose vedi kvėpavimo praktikas, tai gali paminėti, o gal mums iš Tai, Rokiškio netoli iki anykščio atvažiuoti, gal mes visai jungtumėm. nu, aš kiekvieną trečiadienį vedu bet tai vėlai, tai jums, žinai, bus nuo 8 iki 9 mes kažkur ten prasikvepuojam. Tokį prieš miegą, ne, pasidarot. Jo, kiekvieną trečiadienį visai savaitėjai, kad būtų. Bet šiaip mastau, dabar va Kaune darysiu balandžio 27 2 valandų kvėpavimo praktikėlę. Tai Mhm. mastau pradėti dažniau tai daryti Vilniui, Alytui labai daug kas prašo, gal ir tam pačiam Rokišky būtų visai galimybė Tai užsukti tikrai manau, kad kartą į galės. mėnesį pasidaryti. Parašykit, kas iš Rokiškio, ar norėtumėt, kad Žilvinas atvažiuotų į Rokiškį. Mes suorganizuosim. Tai tokį paprastą, grinai, kartą į Va, mėnesiuką Tomas norėtų, aš prasidėti. irgi norėčiau. Labai fain. Jau 2 turim, viskas, verta. Va, Greta O, parašė, Valdas. Vaidas parašė, noriu. Vaidas sakė, O, visiškas relaksas, geras pratimas. Super. Tikrai labai dabar Tomai, visiems ant vakar. Tomai, man tavo paskutinis pratimas, kurį parašė, irgi labai patinka. Labai norėtumėm, nu tai va. Tikrai kažką sugalvosim, Žilvinai. Būtų tikrai labai smagu, labai fainai. Tai ką, aš pabaigsiu įrašą. Sakau ačiū. Dar galite kažką parašyti, jeigu kažkas norit kažką Žilvinui, padėką parašyti. Ir aš baigiu įrašą ir tikiuosi, kad šitas mūsų pokalbis pirmas, bet ne paskutinis, gal dar rasim apie ką pasikalbėti ateityje. Tai labai tau ačiū. Vieną noriu dalyką dar pasakyti, biškutį tokį O, gerai. netyčinę reklamą Raidui. Tai O, ties jautimu, ties grinai, kai pradedi jausti save, stebėti truputį save labiau, tai šita praktika mane nuvedė dar prie to, kad atkreipiu dėmesį, kai, pavyzdžiui, mažiau, kai darai badavimą, arba net ir kai nedarai badavimą, kai atsigeri Raido, mažiau noro saldumynus valgyti. tai Nežinau, kodėl. Tai va. ir tu ne pirmas tą sakai iš tikrųjų. Tikrai galima atsigerti, ypatingai rekomenduoju tiem, kurie, kai nori saldainio, tai, nu kaip dažnai sakom, eik vandens atsigert. Nu, tai ten su to vandeniu visai būna. Bet atsigeri Raido, tai kažkoks toks būna, kad užpildo. Aš esu girdėjus, kad žmonės labai susireguliuoja tiem žmonėm, kuriem yra arba labai daug valgo, arba kaip tik būna sunku valgyti. Mes esam turėję klientę, kuri pasakojo, kad jai labai padėjo, nes jai sugrąžino apetitą. Tai iš esmės sureguliuoja tam, kuriam labai norisi, sureguliuoja biški, kad taip nesinorėtų, o tam, kuriam nesinori, gali kaip tik sukelti apetito jausmą. Tai va, labai fainai, kad nesinori saldumynų. Tokia mini reklama. Gerkit Raido. Ačiū tau, Žilvinai. Iki, ačiū.